Šiandien žiniose. Pernai ugnis pasiglemžė daugiau nei 200 žmonių gyvybės. Sveikatos saugos reikalavimų pažeidimai soliariumuose. Kino centras Garsas tapo oficialiu filmų platintoju. Praėjusiais metais gaisrai šalyje nusinešė 233 žmonių gyvybės. Paskaičiuota, kad panašiai tiek gyventojų gyvena Ukmergės rajone Šešuolių miestelyje. Nustatyta, kad dažniausiai gaisruose žūsta vyrai nuo 40 iki 60 metų, gyvenantys kaime, neatsargiai rūkantys, vartojantys alkoholį. Praėjusiais metais ugnyje vyrų žuvo beveik 3 kartus daugiau negu moterų. Pastebėta, kad dažniausiai tokie gaisrai kyla naktį, žiemos metu, netgi penktadieniais ir daugiausia gaisrų nusinešė gyvybės kilusių mėnesio 20 dieną. Panevėžio mieste ir rajone praėjusiais metais kilo 687 gaisrai, lyginant su 2009-aisiais sumažėjo 27%. Deja, gaisruose žuvo 6 žmonės, kai 2009-aisiais ugnis nusinešė 4 gyvybės. Nors pernai gaisruose žuvo 233 žmonės, o 215 gyventojų buvo traumuota, vis dėlto žuvusiųjų skaičius yra 15% mažesnis, lyginant su 5 praėjusių metų žuvusių žmonių gaisruose vidurkiu. Pernai taip pat labai padaugėjo gaisrų, kuriuose žūdavo daugiau nei vienas žmogus. Deja, 2011 ramių metų nežada, nes vien per pirmąją savaitę gaisruose jau žuvo daugiau nei 5 gyventojai. Šių metų pradžia taip pat rodo, kad metai nebus ramus, kadangi per pirmąją savaitę Lietuvoje jų gaisruose žuvo 6 žmonės. Bet tikrai neramu, gaisrų skaičius nėra didelis ir daugiau gaisruose žmonių žūsta kaime, nors žiūrinti skaičius, kaime kyla mažiau gaisrų, bet galim sakyti, kad mieste gaisruose žūsta panašiai kas 77 gaisre žūsta žmogus, o kaime, jeigu žiūrėtume, kas 38 gaisre. Ugniagesius džiugina tik vienintelis faktas, kad 2010 metais gaisruose nežuvo nei vienas vaikas. To dar nėra buvę per visą atkurtos nepriklausomybės laikotarpį. Specialistai kasmet tikrina Panevėžio apskrityje veikiančius soliariumus. Praėjusiais metais patikrinti 15 soliariumo paslaugas teikiantys objektai. Atlikus periodinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę nustatyta, kad net 80% soliariumų rasta higienos normos pažeidimų. Kontrolės metu 9 soliariumuose buvo atlikti laboratoriniai tyrimai. Jų metu buvo matuota ultravioletinių spinduolių skleidžiama veiksmingoji energinė apšvieta. Atlikus šiuos tyrimus, 7 naudojimuose soliariumuose įranga skleidė didesnę negu leidžia higienos norma ultravioletinių spinduolių veiksmingąją energinę apšvietą. Panevėžio apskrityje yra soliariumai, kuriuose skleidė didesnė negu leidžia higienos norma ultravioletinių spinduolių veiksmingoji energinė apšvieta. Iš jų Saulės studijos Basanavičius ir Savitiškio gatvėje, UAB Fotolimpas, taip pat Didilienės soliariumas, Saulė ir Mada Klaipėdos gatvėje esantis soliariumas, taip pat Kupiškė Lukšienės soliariumas, Šimonienės soliariumas Vytauto gatvėje Biržuose. Siekiant išsiaiškinti dezinfekcijos kokybę, nuo soliariumų gultų, kilimėlių, akinių buvo atlikti mikrobiologiniai tyrimai, kurie parodė, kad 3 soliariumo paslaugas teikiančiuose objektuose tinkamai neatliekama paviršių dezinfekcija. Praėjusiais metais buvo atliktos ir operatyviosios, tai yra neplaninios kontrolės, kurios metu buvo nustatyta, kad 2 soliariumo paslaugas teikiantis objektai dirbo neturėdami leidimo higienos pasas. Tiksliau, buvo leidimas higienos pasas jau pasibaigęs. Už higienos normos pažeidimus soliariumo paslaugų teikėjams taikytos administracinės nuobaudos. Jie įpareigoti pašalinti pažeidimus per nustatytą laikotarpį ir užtikrinti saugias paslaugas. Šią savaitę šalies bibliotekose pradedama nauja projekto bibliotekos pažangai akcija Domiesi giminę, ieškok internete, kuria gyventojai kviečiami atvykti į bibliotekas ir internete ieškoti savo giminių, bičiulių, artimųjų ar draugų. Šios akcijos tikslas yra
gyventojams parodyti interneto galimybės, kokiu būdu galima ieškoti artimųjų giminių, savo giminės šaknų, įvairiausius archyvus pristatinėti, galima socialiniai tinklalapiai bus pristatomi ir įvairiausi tokie tinklalapiai. Akcijos metu yra vykdomos tiesioginės transliacijos aktualiomis temomis. Jų metu gyventojai sulaukia naudingų patarimų, kaip pradėti ieškoti savo artimųjų, giminių ar draugų internete. Aš manau, kad tai būtų įdomu gyventojams, kuriem rūpi jų giminės šaknis. Galbūt jie seniai praradę kažkokius tai ryšius ir nori surasti artimuosius, nes vis tiek ta istorija tokia yra, kad prieš kažkiek tai metų ten ryšiai galėjo būti nutrūkę. Ir tekę yra girdėti istorijų, kad, sakykime, interneto pagalba žmonės suranda seniai prapuolusius giminaičius. Kita tiesioginė transliacija Gabrielės Petkevičaitės bitės viešojoje bibliotekoje vyks sausio 18 dieną. Jos metu gyventojai bus supažindinami su genealogija internete, giminės medžiu bei bajorų istorijomis. Tarptautiniam Europos Cinemas tinklui priklausantis, nekomercinio ir Europos kino sklaida užsimantis Panevėžio kino centras Garsas išbando naujas veiklos erdves. Pirmąsyk per savo gyvavimą įsigijo filmo platintojo teisės. Kaip teigia įstaigos direktorė, ilgametė veiklos patirtis parodė, kad šalyje ypač trūksta nekomercinių Europos kūrėjų filmų jaunimui. Todėl jie bando užpildyti šią spragą. Jau šią savaitę panevėžiečiams bus pristatytas Didžiosios Britanijos režisierės Andreos Arnold filmas Akvariumas, kuris 2009 metais tapo vienu ryškiausių Kanų kino festivalio atradimu. Iš tiesų neeilinis įvykis, kino centras Garsas išleidžia premjerą europinio filmo, Didžiosios Britanijos filmas Akvariumas, Fish Tank. Iš tiesų tai yra neeilinis įvykis, kad kino teatras ėmėsi išleidinėti kino filmą, tai byloja apie tai, kad mes nekomercinių europinių kino filmų iš tiesų turime labai mažą pasirinkimą. Nes pagrindė kino rinka yra užplūdę amerikietiški filmai, komerciniai filmai, dideli filmai. Ir tiesiog yra stygius gero europinio filmo, ypatingai jaunimui ir vaikams. Ir mūsų pirmasis filmas neatsitiktinai yra pasirinktas apie jaunimo problematiką, apie tam tikro socialinio sluoksnio, nepilnų šeimų ir kaip tose šeimose gyvena jaunimas, apie tą problematiką. Ir iš tiesų, ko gero, daugelis atėjęs pažiūrės tą filmą nustebs, kad Didžioji Britanija, kur yra mūsų daugelių mintise, kaip pažadėtų į žemę, kur galima nuvažiuoti, užsidirbti ir kur yra gyvenimas geresnis. Iš tiesų, tas filmas parodo, koks yra dar ir kitoks gyvenimas, kad yra ir kitas sluoksnis žmonių. Ir kaip jis gyvena, ir kaip jaunam žmogui norisi iš to ištrūkti, ir dėja jis pasijaučia kaip akvariume. Genės Pučinskienės teigimu, pasiteisinus pirmajam bandymui užsiimti kino platinimo veikla, šis darbas bus tęsiamas ir toliau. Tai yra pirmasis, bet ne paskutinis. Kai mes jį parodysime panevėžiečiams, po to tas filmas keliaus į Lietuvą, į Vilnių, į Kauną, į Šiaulius ir į rajonus, kad galėtų visi Lietuvos žmonės pamatyti, kurie domisi kitokiu kinu. O mes darysimės po Kanų kino festivalio, darysimės kito filmo. Galbūt dabar mažiesiems žiūrovams, nes iš tiesų mažieji žiūrovai labai stokoja nekomercinio, animacinio filmo. Tiesiog mes bade tam tikrame randame, nes vaikams, jaunimui kino filmų, rimtų kino filmų, kitokių, kurie skatintų mąstymą, neturime. Akvariumo premjera kino centre Garsas numatoma sausio 14 dieną. Filmą ketinama demonstruoti iki vasario 11-osios.